Sveikiname su jumis iš Salmo parduotuvės Kaune ir šiandien turim dar vieną naujienų apžvalgą. Tai šiandien pristatysime jums, ką naujo gausim šįmet, jau gavom iš Starbites, iš prancūzijos gamintojo. Tai šalia manęs Richardas ir pradėsim turbūt nuo, kas aktualiausia turbūt visiems iš Starbites, tai yra jaukai. Tai turim visą seriją boilių, apie kuriuos nemažai turime ką pakalbėti. Tai visų pirma, gal paimsiu į rankas ne tokią ir naujieną, bet mano rankose, kaip matot, visiems gerai žinomas Starbites Hot Demon boilis. Tai kokia naujiena iš to, kad šiais metais mes turėsim performance serijos Demon boilių, kurie yra jau pačios aukščiausios kokybės gaminys. Turėsim juos 800 gramų ir 2 kg pakuotėse. Tai apie performance seriją, tai kuo jis skiriasi, sakykime, nuo Massbiting, kurie yra pas mus po 3 kg supakuoti, tai kad performance serija yra jau pagaminta iš pačių brangiausių ingredientų, iš pačių ryškiausių ir geriausių komponentų, sakykime taip. Ir tai yra minkštas boilis, kuris labai tinka tiek laukiniuose ežeruose, tiek komerciniuose telkiniuose ir netgi varžybose. Tai apie Demoną pasakoti daug turbūt tikrai nereikia. Tai naujiena tokia, kad turėsim būtent šios performance serijos 800 gramų įpakavimuose ir 2 kg pakuotėse. Judam toliau, kas iš boilių. Turim labai smagią naujieną iš probiotik serijos. Tai yra Starbites Strawberry Spice boilis. Tai labai įdomaus skonio ir aromato boilis. Tai, kaip jau suprato, tai braškiai su pipiru šis skonis vadinasi. Ir aromatas tikrai labai įdomus, nes turi tiek saldų, tiek aštrų pojūtį. Tai kas, manyčiau, labai neblogai tinka irgi varžybose, norint išlaikyti žuvį ir netgi ir pritraukti žuvį labai tinka, jeigu šitas boilis yra susmulkintas. Mes šių boilių turėsim tik virtų, tirpių boilių neturėsim, bet vėlgi turėsim tiek 800 gramų pakuotėse ir tiek 14 mm, tiek 20 mm boilių galėsite rasti pas mus parduotuvėse. 2 kg irgi yra. Kas norės didesnį kiekį, tai gali įsigyti. Šiaip apie šios boilius, kiek bent jau Starbitas skelbia, tai jisai yra netgi tinkamas šaltam vandeniui. Tai dabar, kai prasidės pavasaris, tai manau verta išbandyti tokį boilį. Šaltam vandeniui tiek Demonas, tiek šitas Strawberry Spice tikrai tinkamas, nes su birtfoodiniais tais visais boiliais sunku galbūt būtų pradėti, bet jie tokie ryškus aromatai, nedideliais kiekiais tikrai, manau, būtų tinkami. Šiaip dar tokia linksma istorija. Užpraeitais metais, atsimeni, su tavim vis sekdavom, sėdim kas 2-3 dienas, atnaujinam Sensaso puslapį, laukiam gal kažkokį naujienų įkris, laukiam dviese, galvom, kaip gerai būtų, kad padarytų tirpius boilius. Už 2 dienų atnaujinam, opa! Tirpus boiliai. Tada labai apsidžiaugiam, šiaip efektyvumas nuostabus. Patys Lietuvos čempionate naudojam juos ir tikrai kibus boiliai. Ir dabar sėdėm vėl, naujinam rudenį, galvojam, ką dabar jie išmes gero. Ir tokį bam, iš vis niekas turbūt neturi, kad būtų saldus, su pipiru. Šiaip toks net jaučias man, kad ten Demono kokio net įdėta kažkas panašaus. Ir ta braškė, ir tas pipiras gan stipriai jaučiasi, nėra taip, kad kažkuris tai aromatas dominuoja, bet tas pipiras tikrai iš Demono pusės neša, o ta braškė, tikrai kaip braškė, tai jis negali sakyti niekad saldus, niekad žuvinis boilis. Kvapo tikrai nepagailėjo. Taip, nepagailėjo. Dar aš apie vieną gal norėčiau papasakoti irgi, kaip Remigijus sakė, čia tikrai nėra naujiena, turime probiotik serijos Red One. Tai šito boilio atsiradimo istorija yra tokia įdomi, mums Prancūzijai pasakojo, buvo Anglijai toksai vandens telkinys, kuris buvo labai užpresinguotas ir labai sunkiai ėjosi pagauti žuvį. Tada vienas iš draugų Starbito kūrėjų sako, sukurk man tokį boilį, su kuriuo pagaučiau ten daug žuvų. Ir jie sėdėjo metus, 2-3, sukūrė šitą Red One ir sako, dabar pabandyk, pažiūrėsim ar pagausi. Ir rezultatai, sakė, buvo
stulbinantis. Tai šitas boilis irgi rekomenduoju tą Red One tiek šaltam vandenį, tiek užpresinguotose telkiniuose. Galit pabandyti kintuose, pikaičiuose, kur varžybų maratonai ten kiekvieną savaitgalį. Ir manau tikrai nenusivilsit ir pagausit. Vien dėl to, kad visas tas Red One boilis, didžioji dalis to Red One boilio yra padaryta, jau nuo pavadinimo galima spręsti iš Robin Redo. Tai Robin Redas, patys žinom, kad tiek varžybose, tiek paprastose žvejybose karpiam labai patinka. Tai labai rekomenduojam irgi išbandyti šitą boilį, kuris, irgi yra tos pro performance, ten, sakykime, tos serijos. Tai tikrai aukštos kokybės, vėl priminsiu, tai nėra tikrai patys pigiausi boiliai, bet kad kokybė jų turi, tai faktas. Dar toks vienas pastebėjimas dėl Robin Redo, kad Starbaitas netgi turi atskirai po kilogramą supakuotą, kurį mes patys naudojam. Kaina tikrai nėra iš pigiausių, bet produktas labai efektyvus. Jie bemaž vieni pirmųjų pradėjo daryti ir oficialiai net yra įteisinę, kad jie yra kaip ir... Ne, Starbaitas jo oficialiai yra įteisinęs, kad Robin Redas yra jų gaminys. Jo. Tai mes Robin Redo turime irgi savo parduotuvėse ir atsivešim Robin Redo, kurį galite dėti tiek į PVA, tiek jeigu gaminat savo boilius, tai tą Robin Redą galite tenai naudoti. Tai mes atsivešime to Robin Redo į jau šį savaitgalį vykstančioje parodoje Viskas karpių žūklė Kaune. Tai kviečiame pas mus į Salmo stendą apsilankyti ir pamatyti visas naujienas iš Starbaits bei Sensas. Dar matau, tu čia ant stalo esi pasidėjęs tokių iš pigesnės serijos boilių. Jo, tai čia turim Starbaits Grab and Go seriją. Tai yra pigesnės serijos boiliai, čia dažniausiai jie yra tos birtfoodinės bazės boiliai, tai čia turime 2,5 kg įpakavimą, tai vėlgi pigu, labai gerai tinkama naudoti iš ankstiniam pašėrimui laukiniuose ežeruose, taip pat į šėriminę bazę maišant su grūdinė kultūra ir kitais komponentais. Tai šitų Grab and Go serijos boilių mes turim labai daug įvairių skonių, tai tas pats bananas, ananasas, žuvis, braškė, tokie laukinių karpių pamėgti skoniai. Ir turim tiek 2,5 kg įpakavimus, tiek ir 800 gramų įpakavimuose tokius maišiukus, kurie kainuoja vienas pakelis netoli 7 eurų, tai tikrai toks puikus biudžetinis variantas. Ir šiais metais dar turėsime puikią akciją su šiais boiliais, tai perkant 3 pakelius, vieną pakelį boilių, 800 gramų gausite dovanų. Tai va. Tai apie boilius kaip ir tiek, pereisim turbūt prie masalų. Tai dabar apie naujienas iš masalų, tai vėl turim ant stalo tų pačių skonių, ką pristatėme apie šėriminius boilius, tai yra Strawberry Spice ir Red One serijos masaliniai boiliukai, wafteriai. Tai labai pamėgtas iš tikrųjų jau Lietuvos žvejų ir labai perkamas produktas, tai yra dipuoti boiliai masaliniai 20 mm. Tai turim tiek Strawberry Spice, tiek Red One boilių šio varianto. Tai kas yra labai gerai, kad jie turi labai stiprų aromatą savyje įsisavinti, nes jie visą laiką šioje talpoje yra skystyje. Tai jeigu norit irgi ieškoti tokio greitesnio kibimo, greitai pritraukti žuvį, tai šitas produktas tikrai bus tinkamas. Vėlgi su Strawberry Spice, aštriu bei saldžiu aromatu, manau, kad verta išbandyti savo sezono pradžioje šį boilį. Tai toliau turim iš tos pačios Red One ir Strawberry Spice serijos plaukiančius boilius, tiek wafterius turim. Tai man kas labai patinka, kad yra labai įvairių diametrų, nuo 12 iki 16 mm šių masalinių boiliukų. Jie tokios įdomios tekstūros, šiek tiek pasišiaušę yra, bet labai ryškios raudonos spalvos, kuri po vandeniu yra tikrai gan neblogai matoma žuviai.
tai irgi labai rekomenduoju šiuos boiliukus išbandyti. Manau, kad tikrai tinkantis spalva tokiem telkiniam kaip Pikaičiai, Tauragė. Tauragė tikrai labai mėgiama yra raudona spalva jų karpių, tai šie boiliai, manau, irgi labai tiktų tenai išbandyti. Kas toliau? Toliau turim dipą, ne? Irgi iš tos pačios serijos. Tai Starbaitas labai pasižymė stipria dipų ir likvidų, skysčių visų gamybą, kokybę. Tai turim tos pačios Pro Red One serijos boosterį vadinamą. Tai juo galima tiek mirkyti masalą prieš užmetant su meškere, tiek pilti į pašarą. Bet kas yra labai svarbu, kad šio skysčio labai svarbu neperdozuoti, nes tai yra gan stiprus koncentratas ir labai rekomenduočiau prieš pilant į pašarą šį skystį šiek tiek praskiesti su ežero vandeniu, nes perdozuojamas skysčio, kaip turbūt visi žinome, gali atnešti ne tokių rezultatų, kokių mes dažniausiai nelaimę gali atnešti jo. Tai va, tai iš masalinių naujienų, iš skysčių turim tiek, tai tikrai laukiam, dar kartą pasikartosiu jūsų parodoj, kur visus šitos produktus galėsite tiek pauostyti, pačiupinėti, paliesti ir, aišku, įsigyti. Dar nenukrypstant gal nuo temos, aš su tavim, kai gaudau ir varžybose, ir šiaip paprastose žvejybose, tai žinojau tavo visus mėgstamiausius boilius, o gal galėtum papasakot pats prieš kamerą, ką naudoji dažniausiai ir kas tau yra mėgstamiausia. Tai jeigu taip kalbant iš Starbaito serijos, tai aš tikrai turiu savo favoritą, tai būtų Hot Demon Wafteris. 14 mm, toks universalus iš tikrųjų masaliukas, nes jį gali apsipjaustyti, jeigu jis tau yra per didelis. Naudot su peletė, pavyzdžiui. Gali naudot su peletė, aišku. Tikrai labai stiprus masalas, kuris jau ir varžybose yra ne vieną žuvį atnešęs ir padėjęs ir laimėti. Tai tas būtų, dar patinka labai Banana Nut Wafteriai. Geltoni, labai ryškios geltonos spalvos. Ir labai ryškaus kvapo. Ir labai ryškaus kvapo. Kas atidaro, tai realiai kasa nuo boilių turbūt kokie 5-6 metrai, tai jauti net prie kasos stovėdamas, kad jau atidarė ten tą bonkutę ir uosto kažkas. Jo, ir tas pats Peach and Mango, oranžinis irgi wafteris. Mano mėgstamiausias. Jo, irgi labai ryškios oranžinės spalvos ir labai ryškaus tokio kvapo. Amūrų siaubas. Amūrų siaubas, ar taip vadinas. O tau, Richardai? Tai mano turbūt Peach Mango ir Demono wafteriukas, bet Peach Mango pem su Demonu taip eina, nes aš amūrus daugiau mėgstu gaudyti. Tai vat aš ant saldžių daugiau pasinešęs. Jo, aišku, šitie du kvapai turbūt ir aplamai yra populiariausi iš mūsų klientų pusės, tai Demono wafterių vėlgi atsivešime į parodą, bet jų... Riboto kiekį, dėja, bet šį kartą riboto kiekį. Jo, stipriai ribotas kiekis bus, tai skubėkit įsigyti ir, nes tikrai galimybės gauti šio masalų nebus turbūt daugiau. Tai va, apie masalus tiek, judėsime prie aksesuarų, nes irgi turime labai smagių naujienų, ką turim apžvelgti iš jų ir turėsime netgi ir krepšių, graibštų, meškerių ir įvairiausių dalykų. Vienas graibštas yra tobulas. Tobulas graibštas. Tai va, gerai, judėkim tada. Jo. Tai ką, turim labai nemažą kiekį naujienų iš aksesuarų ir reikmenų pusės. Tai pirmas ir labai mano asmeniškai labai lauktas aksesuaras, ko aš laukiau nuo pernai metų, tai yra šis Starbaits Zigzag krepšys, kuris, iš tikrųjų yra išskirtinis produktas visoje rinkoje, nes, kas žvejoja zigų, tai žino, kad būna zigų pavadėliams susivinioti tokie maži, juodi rutuliukai, pavadinkim taip, kurie, kai neturi nieko kito, atrodo, kad gerai, bet jie labai mažiukai, juos labai daug vynioti reikia. Dabar noriu pažiūrėti. Ja. Šitoj vietoj, ką mes turim, tai mes pirmiausia turim labai patogų neopreninį Starbaits krepšį, o viduje
O. 5 Zigo pavadėliams skirti diskam. Tai yra labai nemažo dydžio šie diskai, bet jie yra labai patogus. Tai yra, na, kas mėgsta gaudyti su Zigo, aš ir pats mėgstu naudoti Zigą savo žvejybose, tai yra idealus variantas savo pavadėliams susidėti. Tai ant vieno šio disko telpa 3 pavadėliai, aplink šį diską, na, išmatavus aplink šį diską gaunasi apie pusę metro, tai jeigu žvejojat su 2 metrų, sakykime, ar su 3 metrų zigais, ar netgi ir ilgesniais, tai, na, nebus daug vargo apvynioti tą Zigo pavadėlį aplink šį diską ir kompaktiškai jį laikyti. Tai labai patogus, labai, na, toks dizaino prasme labai gražus produktas, kuris, na, mano vienas laukiamiausių buvo šiais metais, tai jau nesulaukiu, kada su Zigu galėsiu išbandyti žūklę ir šitą krepšį išbandyti. Dydis įspūdingas. Dydis įspūdingas, aš kai pamačiau katalogę, tai aš galvojau, kad tai tikrai mažesnis daiktas, bet kai atvažiavo pas mus į Salmo, tai, na, nustebau, taip, na, tikrai nustebau, bet po to atsidaręs, na, labai apsidžiaugiau, nes tai tikrai, na, patogiai padarytas daiktas. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad mes jį pagaliau turim ir labai rekomenduoju, kas mėgsta su Zigu žvejoti, irgi šį produktą turėti. Toliau, ką turim irgi iš Zigo pusės, tai turim nemažą papildymą Zigo masaliukų, tai turim įvairių spalvų, turim geltoną juodą klasikinę, turim tokią geltoną oranžinę, baltą juodą, na, įvairių spalvų turim. Tai irgi labai geri spalvų deriniai, na, čia aišku nėra ką daug ir pasakoti, patys, kas su Zigu gaudot, žinot, kaip su jais elgtis, kaip su jais elgtis paprasčiausiai, tai irgi kviečiam šios visus dalykus apsižiūrėti. Buvau priverstas baloti pirmą kartą gaudyti su Zigu ir įspūdingiausia tai buvo, kai turi laikyti tarp pirštų kabliuką su masalu ir laukti stebuklingo skaičiaus 3 paleisti ir tikėtis, kad tau neįsmigs. Dabar jau jeigu reikės gaudyti, tai Starbaitas padarė tokį Zig Magnet, vadinasi. Užsisukot ant paprasto savo koliuko, šis rėgis eina standartinis, yra magnetukas, pasidėjot kabliuką ant pačio magneto ir kažkam jau antram komandos nariui nebereikia laikyti viso pavadžio, o galima realiai vienam pabandyti gaudyti. Tai antras komandos narys gali užsiimti kitais darbais turbūt. Tai labai geras, man labai patiko šitas dalykas. Jo, tai tiek ir komandai dirbant labai gerai, kad kitas komandos narys gali ar tai kitą meškerę užmetinėti, ar tai dirbti kitus darbus, bet ypač tai yra gerai, jeigu tu žvejoji vienas, na, sakykime, kelias paras vienas esi sesijoje ir, na, tokiuose telkiniuose kaip Ilgis Lietuvoje, tai zigai prasideda, na, nuo tikrai įspūdingų ilgių, sakykime, ten nuo 2 metrų prasideda, būna ir 5 metrų zigus reikia naudoti, tai vienam užmesti tokio ilgio zigus, na, tikrai žinau, jo, iš savo patirties žinau, kad tikrai būna sudėtinga, tai šitas įrankis, na, manau, kad tikrai daugam padės, kas žvejoja būtent su zigu. Taip, toliau turim iš aksesuarų tokį tackle boxą, labai kompaktiškas, labai toks patogus, malonus rankoje ir turi nemažai skyrių tiek apačioje, tiek viršoje, kur galit susidėti nemažai savo žūklės reikmenų, smulkmenų visokių ir panašiai, ir jis labai puikiai tilps į jūsų žvejybinį krepšį. Tai aš pats irgi tokį tackle boxą naudoju ir, na, realiai viskas, ko man reikia, telpa būtent į va tokią dėžutę. Sekanti labai laukiama naujiena turbūt buvo, kai katalogą irgi pamatėm, tai Starbaito toks antpirštis pirštinė. Realiai gaunasi vienas antpirštis. Kai buvom gamyklai, mums pasakojo, kad jas gamino motokroso aksesuarų gamyklai. Medžiagos tikrai yra labai puikios, universalus dydis, bet šiaip kiek iš mūsų matavosi, tai turbūt visiems prilipo, kaip sakant, prie rankos
ir tikrai labai patogi, labai plonytė, pats tikėjusi turbūt, kad bus storesnė, bent iš nuotraukų atrodė, bet net realiai nesijaučia, kad yra ant rankos, tai tu net ir su ta pirštinė gali dirbti su masalais ir su kitu ir tikrai jos nejausi. Tai kaina irgi nėra didelė, parodoj, žinoma, mes jų turėsim, atsivešim, užsipirkom tikrai labai daug, nes manau bus labai vykęs produktas. Jo, man irgi patiko šita pirštinė, nes aš pats asmeniškai tai esu ne antpirščių, o pirštinių mėgėjas žvejyboje. Tai irgi, kaip ir Richardas sakė, nustebau, kai pirmą kartą teko užsidėti šią pirštinę, nes aš katalogą įsivaizdavau ją gerokai storesnį, kas naudoja būtent metimui pirštinės, tai žino, kad jos dažniausiai tokios storesnės būna iš storesnių medžiagų. Šita pirštinė, jinai yra visiškai visa plona, tik tai pastorintas iš tokio kaip zomšo, būtent tas pirštas, su kuriuo yra prilaikomas valas. Jo, ir delnas visas, kad nepraslystų metant meškerėje, nes irgi tokių dalykų būna, ypač kai šlapias oras yra. Tai irgi labai rekomenduojam išbandyti šį produktą. Gal toliau dar šiek tiek Starbaitas keičia savo PVA gaminius, daro į tokias pakuotės. Tokie išmatavimai 22, pavyzdžiui 34, nors turbūt daugelis žino, kad 25-35, bet jie turbūt nori būti išskirtiniai ir milimetrų šiek tiek padaryti kitokius. Įdomi detalė tai, kad nustebom, pati pradžia jau netgi yra surišta, tai net jau nereikia mazgo darytis. Patogus grūstuvėlis, tai irgi galite atkreipti dėmesį į šios Starbaito produktus. Toliau dar sekantis dalykas, atsivežėm, čia nėra naujiena, tačiau mes atsivežėm, kadangi pastebėjome paklausą nemažą, dabar daugelis naudoja didelius tokius graibštus ir jeigu tarkim vienas kolega miega arba ilsisi, tai vienam, kai reikia išsigraibštuoti, yra sunku be plūdės, tai turime tokią didelę plūdę, kuri tinka ant labai didelių graibštų. Jinai tikrai turi daug jėgos iškelti tą visą didelę graibšto galvą. Tai tinkama iš tikrųjų ne tik ant didelių graibštų, bet ir ant mažesnių, kiek kietų graibštų, labai puikiai laikys tą graibštą virš vandens. Toliau, ką turim iš Starbaito, tai irgi nuo pernai metų mano laukta naujiena, tai yra matavimo kuoliukai, kurie yra štai tokiam patogiam įpakavime ir jie yra gan ilgi, jų ilgis yra apie 70 cm. Tai jie turi labai tokią gražią viršūnę, nuo kurios nenuslys valas be matuojant, turi griovelius, kuriuose irgi vyniojant valą turėtų valas laikytis, pasmailintą apačią, kad geriau smigtų kietuose paviršiuose ir panašiai. Na ir šioje vietoje yra lygus paviršius, kad jeigu yra tikrai akmenuota ir kieta žemė, tai kad galėtume su plaktuku tą kuoliuką įkalti. Ir dar vienas dalykas prie šių kuoliukų, kas yra labai gerai, kad prie šių kuoliukų yra pridėta juosta lygiai 4 metrų, kurią, kad jums nereikėtų atvykus į žūklę matuoti atstumo tarp kuoliukų, jūs tiesiog vienoj pusėje užkabinat vieną juostos galą, kitoj pusėje kitą juostos galą ir turit lygiai 4 metrus. Juosta visiškai nesitampanti, tai visada žinosit, kad tarp jūsų kuoliukų yra lygiai 4 metrai. Labai patogu. Na ir... Dar gal aš apie kobras ir po to tavo temą paliksiu. Tai praeitais metais jau turėjom atsivežę po kelis vienetus, greitai pardavėm, šiais metais pasipildėm, yra karboninės 90 cm ir 1,10 m kobros, skirtos baltyminių kukulių nugabenimui toli. Ta kobra yra tikrai išties lengva, man prie rankos prilipo, niekas neslysta, gali mėti drąsiai ir tikrai labai patogi ir tikrai toli galima nusviesti boilius. Ir šiaip ypatingai lengva, ta prasme, kobra sveria, net sakiau, pabandysiu pasverti, bet ją gali tiesiog su pirštu taip laikyti ir net iš vis nesijaučia. Jo, net nesijaučia visiškai naudojant. Tai labai geras produktas. Kaip ir sakiau, palieku ant pačio galo iš aksesuarų tavo temą, nes nuo tavęs turbūt viskas ir prasidėjo. Tai yra kabliukai Starbaito, gal gali kažką pakomentuoti apie juos? Jo, tai prieš istoriją mano
su šitais kabliukais, tai turbūt pats atsimeni, kaip viskas įvyko, tai atėjau į Salmo parduotuvę pas tave ir paprašiau tavęs, kad duotų man klasikinės formos White Gape kabliukų, kurie būtų tvirti, atlaikytų didelį svorį, nes tada ruošiausi išvykai į Tauragę. Ir, na, kažkaip nusprendžiau išbandyti būtent Starbaito serijos kabliukus, nors anksčiau tikrai naudodavau kitų firmų, tas pas Foxas, Korda, nes, na, populiariausi turbūt tokie gamintojai. Ir nusprendžiau išbandyti Starbaito tuos White Gape'us 6 numerio. Ir aš atsimenu, nuo tada, kai nusipirkau, buvo laiko tarpas, kada aš turėjau apie 35 kibimus be atsikabinimų. Tai yra kaip kibimas, taip žuvis krante. Tai nuo to laiko man Starbaito kabliukai yra numeris 1 ir aš visiems žvejam rekomenduoju, nors tikrai kalbant su žvėjais, na, visi nustemba, kad Starbaito kabliai, nu, ir daugelis prisibijo pirkti, nes galvoja, naunėjimas, tokia firma, mažai žinoma, kad, nu, ta prasme, kaip gali sukurti kažką. Tai aš dar nuo savęs gal pridursiu, po to gal dar pabaigsiu. Aš kai mėgstu amūrus daugiau gaudyti turbūt, tai būdavo didžiausia problema ant kitų gamintojų kabliukų, kad realiai 1-2 pagavai, pats geluonis užsilenkia ir jau realiai važiuoja, kerti, nieko nėra. Tai su šiais kabliukais tu realiai kokią 10-15 žuvų pagauni ir jisai, ta prasme, jis net neatšimpa, niekas ten neužsilenkia. Kaip jie padaryti, tai, nu, tikrai neįsivaizduoju. Bet tikrai rekomenduoju visiems išbandyti, bent po vieną pakelį įsigykit, pasibandykit ir pamatysit, kad, nu, tikrai ne reklama, bet tikrai geri kabliai. Taip, tai jo, pilnai sutinku su Richardu ir tas pagrindinis elementas yra, kad jie ilgai labai neatbunka. Jie atbunka gal po kažkiek laiko, aš jau net neatsimenu, nes, nu, nėra taip, kad aš vieną pavadį naudoju metus laiko, bet tas neatbukimas gaudant tiek amūrus, tiek karpius, na, tikrai labai stipriai nustebino ir tvirtumas, nes būna, kad kabliai atsilenkia, ypač gaudant tuos pačius amūrus. Nei karto, nei vienas šio gamintojo kablys man neatsilenkė, tai labai esu patenkintas ir, na, tikrai rekomenduojam išbandyti būtent šiuos kabliukus. Aš asmeniškai labiausiai mėgstu White Gape klasikinės formos kabliukus, juos naudoju tiek ant dugno, kai gaudau karpius, tiek ir ant zigo. Tai savo rankose turiu 10 numerio kabliukus, kuriuos naudoju zigo žvejybai. Na, o 8 ir 6 numerio kabliukus jau naudoju, kai žvėjuoju nuo dugno. Turim jų ne tik White Gape, bet ir Kurvšenko formos. Tai šiuos kabliukus naudoju, kada rišuosi kombi rig pavadėlius. Tai daugiausiai teko žvėjoti man pikaičiusi su šia forma. Tai, na, jeigu gerai pamenu, irgi atitrūkimo nei vieno neturėjo. Tai va, tai kabliukai tikrai dalykas, kuris jau yra patikrintas ne vienus metus asmeniškai manęs ir Richardo, tai tikrai galim nuo savęs šį dalyką rekomenduoti. Tai va, tai apie aksesuarus tiek, judėsim prie kitų dalykų. Jo, pereikim prie kitų dalykų. Na tai ką, kaip ir minėjom, dabar aptarsime krepšius. Tai Starbaitas šiais metais atnaujino savo visą krepšių seriją ir pristato Challenger modeliuką. Tas modeliukas išsiskiria turbūt tuo, kad pakeitė į vieną paprasčiausių spalvų, tai yra juoda. Ir Starbaitas raudonom raidėm. Visa serija turi tiek svėrimo maišai, tiek dideli krepšiai susikrauti jūsų daiktams, tiek izoterminiai krepšiai maistui. Turi tokių mažyčių dėkliukų, kuriuos galite susidėti savo PVA ar svarelius. Šiaip rankina tvirtai laikosi, tai manau, kad galite užkrauti nemažą kiekį. Na, o dabar turbūt norėčiau tave nustebinti su pačiu įdomiausiu jų dalykų. Tai slingom susidėti krepšys. Turbūt daugelis turi tokius, bet ar kažkuris gamintojas turi tokio dydžio, tai tikrai nežinau. Va, prašau, padėk man palaikyti. Va tokio va dydžio krepšys, atrodo įspūdingai. Pagal gamintoją deklaruoja, kad telpa 8 slingai. Yra iš EVA medžiagos, neperlis, neperšlaps niekas. Sumetėt po žvejybos savo krepšius, uždėjot užtrauktuką ir įmetėt į mašiną, važiuojat savo namo, niekas neįsmirda, nieko, grįžot namo, įsidžiovinot, išsiėmėt. Tai dydis tikrai įspūdingas ir kas
dalyvauja varžybose ir daug žvejoja su slingais, tai tikrai rekomenduotinas dalykas. O tau ar patiko šis krepšys? Super. Šiaip labai geras dalykas, kas tikrai mėgsta su slingais laikyti žuvis tiek varžybose, tiek šiaip žvejybose. Tai įsimesti slingą į va tokį krepšį tai yra labai patogu, nes jeigu nepadedi niekur to slingo panaudoto, tai kelionė namo tokia būna su kvapeliu. Su kvapeliu. Tai va. Na tai ką, manau, kad šiuos dalykus greitai čia taip aptarėm ir dabar einame prie meškerių ir graibštų, o ten tikrai yra ką parodyti, tai manau, kad skubam ir keliaujam. Priėjome prie karpinių starbaito meškerių, tai šiais metais turime tokią Discover pavadinimų meškerių seriją, kuri yra pritaikyta, tarkime, pradedantiesiems daugiau gal, biudžetinė serija. Turi 10 pėdų, 11, 12, 3,5 LBS, 3. Tai tikrai kiekvienas savo išsirinks tinkamą ir labai laukiau vieno koto, kadangi Lietuvoje visi mėgsta labai toli mesti, tai Starbaitas sukūrė itin tolimam metimui tokį kotą. Daugelis, manau, žino, kas domisi Starbaits produkcija apie M4 serijos meškeres. Ir šiais metais yra praėję lygiai 10 metų nuo tų meškerių išleidimo. Ir Starbaitas sugalvojo padaryti limited edition, limituotą seriją. Gavome labai mažą kiekį šių meškerių. Yra 13 pėdų, 3,5 LBS. Tai šiaip iš rankos pačiupinėjus netgi sakyčiau, kad dar galingesnė jinai yra. Labai knieti išbandyti ją, kaip jinai meta, tačiau dėja dabar galimybių neturime, kadangi yra labai storas ledas. Tai kai tik atšils, išbandysime ir manau jums tuos testus parodysime. Na, o visus Starbaito kotus galėsite pačiupinėti parodoje jau šį savaitgalį. Tad ką, bėgame prie graibštų, kur ten mūsų laukia Remigijus. Iki. Na ir dar viena naujiena iš Starbaits, taip pat Zigo mėgėjams, tai yra šis Starbaits landing nets graibštas. Kuo jis ypatingas? Tai jis turi vieną labai ypatingą savybę, kad jis yra, jo kotas yra 2,5 metrų ilgio. Tai jeigu sudėjus su galva, tai gaunasi beveik 3 metrų ilgio graibštas. Tai tie, kas žvejoja Zigu, tai idealus variantas, nes graibštas yra tikrai ilgas. Tai jeigu jūsų Zigo pavadėlis yra, sakykime, 3 metrai, 4 metrai, tai jūs netgi vienas žvejodamas su šiuo graibštu galit puikiai susitvarkyti su žuvimi. Pats graibštas yra iš gumos, iš tokios, gan lengvos gumos padarytas. Jis yra ne per didelis, ne per mažas, labai tokios geros formos. Tai kas žvejoja Zigu ir ne tik, ir kas žvejoja varžybose, tai yra labai puikus graibštas, nes su šiuo graibštu galit pasiekti žuvį dar iš labai toli. Tai labai rekomenduoju šį graibštą įsigyti, nes pats tikrai šį graibštą naudosiu ateinančiam sezone ir labai puikus variantas. Tai ką, tiek iš Starbaits naujienų šiem metam, tai lauksime visų jūsų parodoje Viskas karpių žūklei. Būsime dviese kartu su Remigijum, galėsime pasikalbėti, aptarti, ką naudojom praeitais metais, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Tai lauksim visų parodoje ir ką, tada spauskit laikančių video, prenumeruokit ir pakomentuokit, kas patiko, kas nepatiko, jeigu kokių klausimų turit, lauksim visų. O kitą savaitę noriu priminti, kad įdėsime Gunki naujienų video. Tai ką, iki pasimatymo. Iki.